Tai palaimintos širdis, atsiverkite aukštyn ir žemyn. Susijunkite su šaltinio širdimi per viršutinį mūsų kanalo dalį ir per apatinę mūsų kanalo dalį. Susijunkime su Gajos širdimi ir su šaltinio širdimi per Gajos širdies portalą. Atverkime vartus į priekį, į šiaurę, į begalybę. Atverkime vartus į nugarą, į pietus, į begalybę. Atverkime vartus į dešinę, į rytus, į begalybę. Atverkime vartus į kairę, į vakarus, į begalybę. Ir atverkime vartus visų gylių į vidų, į begalybę. Ir dabar apjungiame visų mūsų širdžių vartus. Apjungiame savo bendrą širdžių portalą su visais organiškais Žemės, galaktikos ir visatos žvaigždžių vartais. Kaip vieną. Susijungiame su 1111 portalu, su tuo portalu, kuris atsivėrė, kai buvo originalusis 1111. Ir su visais tais vartais, kurie atsiveria dabar su šiuo etapu, su šiuo 1111. Ir iškelkime intenciją būti tyrais kanalais tai aukščiausiai šviesai ir aukščiausiai meiliai, kurie ateina į mus ir per mus čia į naujosios Žemės kūrybą, į viso perėjimo kūrybą. Ir dabar savo dėmesį sufokusuojame į savo širdžių erdves, į savo širdžių pojūtį savo kūnuose. Ir mūsų širdis, mūsų širdžių portalai, į kokią erdvę šiandien mus kviečiate.
Ir pajauskime, kaip ta erdvė vibruoja, kuo jinai virpa. Jeigu kažką matote, viskas gerai, matykite, labiau vis tiek kliaukimės jutimu, pojūčiu. Ir galim pamatyti, tarsi dar vieni vidiniai vartai atsidaro. Ir ta erdvė, kuri pasiruošusi šiandien mum atsiskleisti, mūsų vidinė širdžių erdvė, jie kviečia mus. Ir įėjimui, pasisveikinimui, sugiedokime 3 kartus aum. Tai pirmiausia įkvepiame. Žengiame gilyn pro vartus, dar kartelį įkvepiame. Ir mus pasitinka meistrai ir mokytojai, ir mes pasisveikindami. Taip, šiandien mūsų širdžių erdvėj svečiuojasi meistrai ir mokytojai. Gali būti mums visiems tie patys, gali būti ir individualūs. Mes nelabai turbūt gilinsimės, kas konkrečiai. Ne visi ir pažįstami. Tačiau jie visi neša vieną bendrą vibraciją, bendrą dažnį. Ir kviečia mus susipažinti su tos dažnio erdve savo širdyse. Tai Kristaus sąmonė, Kristaus vibracija. Mes įeiname į tą erdvę, kurią galime pavadinti savo Kristaus širdimi. Ir tiesiog pabūkime joje. Ir leiskime savo jausti tą dažnį. Ir leiskime šiems virpesiams tiesiog tirpdyti visas mūsų išankstinės nuostatas, įsivaizdavimus, įsitikinimus, kažkokią informaciją, kurią mes esam prisirinkę apie tai, kas yra Kristaus sąmonė, kas yra Kristaus širdis. Tegu viskas gražiai nutirpsta, išsilydo ir išsisklaido. O mes savo Kristaus širdyje liekame tik tyras,
vaikiškai tyras, nuogas, smalsus, nekaltas buvimas, dėmesys, tyrinėjimas. Jausmas, jautimas, pojūtis, priėmimas. Meistrai stovi ratu ir jie palaiko mums erdvę. Erdvę šiai mūsų pažinčiai, patiems su savimi, patiems su savo turtais. Jie pakviečia mus ateiti į rato vidurį. Ir mes tiesiog jaučiame jų buvimą. Jų absoliučiai tyrą, meistrišką buvimą, kuris nieko nereikalauja, nieko nevertina. Nieko neaiškina, nieko negydo. Jų buvimas tiesiog leidžia mums patiems patirti savo buvimą. Jų buvimas ir spinduliavimas savo Kristaus širdies, Kristaus sąmonės leidžia mums patiems patirti savo Kristaus širdį, Kristaus sąmonę. Ir dabar aš kurį laiką patylėsiu ir mes tiesiog jauskime ir patirkime. Mes patiriame kokią tai vibraciją, kokią tai būseną ir galime prisimatuoti, o kaip ji mums jaučiasi, jeigu mes nuolat tokioj būsenoj būtumėm kasdienybėje. Bendravime su kitais, savo kūryboje.
Tai atrodo tokia lengva būsena ir tokia paprasta. Nei per daug išsiplėtusi, nei per daug užgreitėjusi. Tokia vibracija, toksai dažnis, kuris atrodo lengvai galėtų integruotis į mūsų ląsteles, į mūsų atomus. Ir pakvieskime dabar tam vykti. Pakvieskime šį dažnį lietis iš mūsų vidaus, į mūsų išorę, į mūsų išorinį rūbą, į mūsų fizinį kūną, į mūsų subtiliuosius kūnus. Ir šis dažnis toks paprastas ir toks tyras, toks vaikiškas ir toks brandus. Ir dabar meistrai mums sako, kągi, brangieji, apsipratote. Dabar eikime šiek tiek giliau. Ir dar vienas portalas ar dar vieni vartai atsiveria. Ir mes einame į šiek tiek gilesnę erdvę savo širdyse. Savo širdžių Kristaus sąmonio erdvėse, Kristaus širdyse. Ir toje erdvėje yra tarsi vandenynas, bet jis ne vanduo, tarsi toks tirštas oras, tarsi visa erdvė pripildyta tokios plazmos. Ir mus kviečia pasinerti į tą substanciją, kuri vėlgi yra ne kažkur kosmose, o mūsų pačių širdyse. Kuri galbūt persimaino tokiom švelniom vaivorykštės spalvom, tokiom perliniam, perlamutriniam spalvom. Iš tos substancijos galbūt ir garsas kyla. Ateina kažkokie tokie virpesių bangos. Ir mes leidžiame savo plūduriuoti. Plūduriuoti ir būti persmelktiems. Tegul mūsų dėmesys ir mūsų sąmonės būna persmelktos šios substancijos. Ir mes leidžiame šiai substancijai lietis, šiai plazmai, kristaliniai plazmai, Kristaus plazmai, lietis mūsų sąmonės kanalais į mūsų kūnus, žemyn į Gaiją, į visas mūsų realybės, į mūsų erdves, į ląsteles,
į atomus. Ši substancija yra gimininga vandeniui, todėl ji lengviausiai liejasi ten, kur vanduo, per visus mūsų ląstelių skysčius, kraują, limfą ir visus kitus kūno skysčius, visą vandenį mūsų smegenyse ir per visus žemės vandenis, paviršinius ir požeminius, per visus tos vandenis, kurie dabar išsilieja, kurie patvinę, nes jie taip pat yra kristalinės plazmos pernešėjai. Laimintojai. Leiskime šiai substancijai pripildyti orą, nes oras taip pat turi savyje daug vandens. Ši kristalinė plazma atneša mums daug naujos informacijos, daug naujo suvokimo, tačiau ji kartu ir paruošia mūsų nervų sistemas tos informacijos priėmimui, mūsų ląsteles, mūsų atomus. Tai yra substancija, kuri iš tiesų daro turbūt didžiausią poveikį mūsų materijai, mūsų fizikai, tai mūsų fiziniams kūnams, nes mūsų kūnai sudaryti iš labai daug vandens. O šis vanduo, ši kristalinė plazma teka per mūsų širdžių vartus, iš vidaus į išorę, iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų ir visomis kitomis kryptimis. Ir ji neturi specialios tokios paskirties gydyti, bet pildantis šios plazmos gijimai vyksta savaime. Tai mūsų pačių prisipildymas savimi, kristalinė plazma, tekančia per pačių mūsų širdis, iš pačių mūsų širdžių.
Ir dabar mes galime šiek tiek savo dėmesiu paliesti kosminę kristalinę plazmą. Ta plazma, kuri yra kosminėje erdvėje, mūsų Saulės sistemoje, galaktikoje. Ir tiesiog jaučiame, kaip ta mūsų širdžių plazma ir ta kosminė plazma, jos yra viena substancija, viena bendra substancija. Ir kaip mes per ją esame tokioje beveik apčiuopiamoje fizinėje jungtyje su visu kosmosu. Ir dabar mus lydintys meistrai mus kviečia eiti tiesiog taip perplūduriuoti tą koncentruotos kristalinės plazmos erdvę ir pamatyti prieš save dar vieną portalą, dar vienus vartus. Ir savo dėmesiu įplaukime per šiuos vartus. Dar giliau. Tai vėl yra erdvė, kuri jau, sakykime, mums įprastesnė, nebe tokia plaukiojanti. Ir tos erdvės centre yra kažkoks šaltinis. Vėlgi, ar jame teka substancija panaši į vandenį, ar labiau panaši į ugnį, net sunku pasakyti. Gal ir tai vienu metu. Ir pajauskime, apie ką mums yra ši erdvė. Meistrai laiko mums erdvę, laiko mums besąlyginės meilės, besąlyginės malonės erdvę. Ir leidžia mums tyrinėti. Ir patiems atrasti ir suvokti, koksgi tai šaltinis, tokių galingų srautų kaip fontanų, srūvantis mūsų širdyse. Jie netgi mus kviečia įeiti į to šaltinio centrą, įeiti į jo srautą. Ir mes savo dėmesiu galime susijungti su šio šaltinio širdimi
jo energija tokia labai deimantinė, virpė labai, labai tokia švari, gryna. Skaidri. Ir kai mes savo dėmesiu susijungiame su šio šaltinio centru, viduriu, galime jausti, kad tas visas srautas tarsi teka per visą mūsų sąmonių kanalą, labai sustiprindamas mūsų visą vertikalią ašį, tą vertikalų mūsų kanalą. Labai išgrynindamas mūsų stuburą, ir leidžiame mes šio šaltinio, šio mūsų vidinio šaltinio energijai, sroviai tekėti, mušti tarsi į viršų ir ypatingai į mūsų mentalinį lygmenį, mūsų minčių lygmenį, mūsų smegenis. Ir tiesiog taip praeiti kiaurai galvą, paskui vėl nusileisti aplinkui mūsų, per mūsų aurą, per mūsų mentalinį kūną. Žemyn, atgal, vėl jisai pakyla ir vėl nusileidžia. Ir dabar jau meistrai komentuoja, kad tai yra mūsų Kristaus širdies gebėjimas pakelti energijas, pakelti vibracijas, pakelti dvasią. Tai yra ta savybė, tas magnetizmas, kuris visą laiką siekia kilti į aukštesnį dažnį. Ir fiziškai mes per savo kūnus, kadangi jie vertikalūs, mes tai suvokiame kaip kilimą mūsų stuburų galvą. Ir kad tas srautas pas mus jis iš tiesų yra nuolatinis, jį labai įvaldę, įpraktikavę yra daosiai, jį vadina tą mikrokosminę orbitą, jie tik tai suka tą ratą per priekį, per nugarą, kelia stuburų aukštyn ir paskui per priekį leidžia žemyn, arba atvirkščiai per priekį kelia aukštyn, stuburų leidžia žemyn. Tačiau dabar mums sako, kad mes jau galime įsivaizduoti, kaip mums tiesiog kyla fontanas stuburų ir leidžiasi jau visur, ir per priekį, ir per nugarą, ir per šonus,
visomis kryptimis ir jisai nuolat kyla ir nuolat leidžiasi, tarsi nuplaudamas, tarsi lietus, tarsi stovėtumėm iš tiesų po tikrame fontane, kuris praeitų per mus kiaurai. Tai čia tiesiog to fontano šaltinis yra mūsų pačių Kristaus širdis. Mūsų pačių Kristaus širdis, kurios turi šį natūralų gebėjimą kelti energiją, sukti jas ratu. Ir tai yra tas, mes per tai pajaučiame ir mūsų širdžių, taip vadinamą torus field, torsinį lauką, kuris irgi veikia tokiu pačiu principu. Veikia vienu metu abiem kryptim, ir iš apačios į viršų, ir iš viršaus į apačią. Ir dabar susikoncentruokime savo dėmesiu ir pajauskime tą tekėjimą viso to mūsų širdžių torsinio lauko, kaip jis vyksta ir iš viršaus į apačią, ir iš apačios į viršų vienu metu. Tiesiog pažaiskime, ar galime taip pojūčiais patirti, po savo pojūčiais pagauti, apčiuopti šį nuolatinį besisukantį judesį. Nes žemyn tekėdamas šis srautas, jis nuteka iki pat pėdų ir stuburo centru nuteka iki pat pėdų ir tada jau pakyla išorę. O jo centras yra mūsų širdis, mūsų Kristaus širdis. Mūsų darni atsivėps Kristaus širdis. Meistrai džiaugiasi mūsų patyrimu, kad mums pavyksta apčiuopti, pajausti. Ir jie kviečia mus kurį laiką kasdieną papraktikuoti tokį prisiminimą, kad šitas srautas jisai nuolat teka. Iš tiesų. Tik tai, kad mes jo sąmoningai nejaučiam, galbūt jį blokuojam kažkur, bet tiesiog galima net ir padedant savo rankoms leisti šiam srautui tekėti. Ir tai labai didelė pagalba bus mūsų visiems tolesniem procesam, jeigu mes išugdysime va šitą savo torsinio širdies, torsinio lauko aktyvumą ir aktyvų pajautimą, kaip mūsų torsinis laukas širdies visą laiką aktyviai dirba. Ne tik aš su rankom dabar tarsi jam padedu, tačiau tai ne tik per šonus, čia ir per priekį, tas vyksta per visus 360 laipsnių kampu, per visą mūsų kūną.
Ir meistrai dabar sako, kad Kristaus sąmonė iš tiesų yra, Kristaus širdis iš tiesų yra aktyvi širdis, yra veikianti širdis, atsivėrusi, darni, drąsi, aktyvi ir veikianti širdis. Ir todėl, kai mums trūksta drąsos ar impulso veikti, mums labai didelė pagalba gali būti kreiptis tiesiog į savo pačių Kristaus širdį. Ji yra tas navigatorius, tas kompasas, kuri parodys, kokio veiksmo dabar imtis yra tikslingiausia. Jis yra tas variklis, kuris užkurs norą veikti, užkurs reikiamą aktyvumą, reikiamą energiją, sugeneruos reikiamą energiją, kuri reikalinga tam veiksmui. Nes ši energija visą laiką, Kristaus širdis visą laiką generuoja šį torsinį lauką. Šis torsinis laukas, jisai gali būti siauresnis, gali būti mažutis visiškai, gali būti platus, apimantis visą kūną ir gali plėstis iki begalybės ir apimti galaktikas, apimti visatą. Tačiau šiandien mums yra svarbiausia, kaip mūsų širdis gali pasitarnauti čia, kaip mes galim pasitarnauti čia, žemėje, kur esame, savo kūnuose. Ir dabar mus kviečia meistrai suvokti ir pajausti, kad žemės širdis taip pat nuolat generuoja tokį torsinį lauką. Ir mes dabar su savo širdžių torsinio lauko, Kristaus širdies torsinio lauko, to generatorium, to šaltiniu, to fontanu, susijungiame su Gajos širdies torsiniu lauku. Centras į centrą. Ir išplečiam savo torsinį lauką, susilygiuodami su Gajos. Apimam visą Gają. O čia mūsų dabar pagrindinis pasitarnavimas. Buvimas aktyviais Kristaus vibracijos nešėjais, Kristaus sąmonės nešėjais. Žemėje, kuriant naująją žemę. Suvokiant naująją žemę. Ir tampant, augant, transformuojantis iš senosios žmonijos į naujosios žemės žmoniją, į naują žmogų, į naują rasę.
Ir dabar galite įsivaizduoti, kaip šie srautai, šie torsiniai laukai kiekvieno širdyje yra aktyvūs, auksiniai, deimantiniai. Ir kaip susitinka du žmonės ar daugiau žmonių su tokiais aktyviais jau Kristaus širdžių torsiniais laukais. Ir tie torsiniai laukai, jie iš karto persipina, jie iš karto pajaučia vienas kitą, jie iš karto bendrauja, sąveikauja. Ir iš karto prasideda kūryba, iš karto jaučia, kokia ta kita širdis yra atvira, kokia yra mylinti. Iš karto nereikia nieko įtarinėti, nieko slėpti, nieko kuklintis ar laikyti save ten kažkokiu prastesniu. Susitinka dvi širdis, dvi Kristaus širdis, dvi aktyvios širdis su savo aktyviais, veikiančiais, darniais, tais koherenciniais laukais. Ir tai yra mūsų va tas kompasas ir tas lakmuso popierėlis, kuris mums ir parodo ir pasako, čia eiti, o čia ne, čia daryti, o čia susilaikyti. Tai yra tas mūsų apčiuopimas. O pajauskite jau ir dabar, kai šis laukas labai taip sąmoningai aktyvavosi, kaip jisai jau viską aplinkui apčiuopia. Ir jūs netgi galite įsivaizduoti, kažką, kitą žmogų, arba kažkokį jums reikia priimti sprendimą, ar ten tą daryti, ar kažką kitą daryti, tarkim. Ir šitas laukas kaip koks jau detektorius. Jis iš karto jaučia jau. Jis tiesiog, matyt, kadangi mes dar ir prieš tai tos plazmos kristalinės prisipildėm, tai dabar ir ta plazma dar teka, aktyvuojasi vis tuo lauku. Man jis jaučiasi net dabar kaip toks tirštas. Net toksai atrodo, kad aš jį galiu pačiupinėti. Ir toks labai sveikas, aktyvus pojūtis. Toks be prisigalvojimų, be kažkokių sentimentų. Ir dabar sugiedokime 3 kartus aum ir pažiūrėkime, kaip mūsų lauke šis garsas suskambės. Taigi, įkvepiame.
Neatrodo, kad tas visas torsinis Kristaus sąmonės laukas tiesiog tą garsą irgi išnešiojo per visą mūsų auros lauką ir dar plačiau. Ir dabar dar ateina šviesos kalba. Ikoriašija toje našija katoje ta, tirija katoje šija noje kata, tijašija katoje tajašija toje sijata, ija katoje taja sija noje ta, tija toje katoje naja sijata, atoje kata, atoje kanoja šijata, ikatoje ta, ikatoje noja šija aja kata, tikatoje noja ta, hatana tijata. Tiriakatoje, tiriakanoje suja, ayakatasoje, nojakatasie nojata, ayakatanoje šiekata, tiriakatonoje šie, tiriakatonoje kasuja, ayamakatoje sietaja, ta, 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 ta. Ir dabar meistrai mūsų dar kartą paprašo papraktikuoti, palaikyti šitą savo Kristaus širdžių aktyvumą, Kristaus sąmonių besireiškiančių per širdis aktyvumą ir šį torsinį širdžių lauką, kad palaikytume jį aktyvų, kad tai taptų mūsų įpročių, kad tai taptų mūsų kūnų įpročių, visą laiką šį torsinį lauką aktyviai sukti, papraktikuoti, prisiminti. Ryte, vakare, galbūt kelis kartus dienos metu, tiesiog iškelti rankas, nuleisti per šonus su ta intencija, kad aktyvuokis, sukis, tada kita kryptim rankas nuleisti, pakelti virš galvos. Ir tai padės mums labai išlaikyti stabilumą. Ir taip pat padės su visom sunkesniem būsenom, tokiom, kai ir nuo labai kažkokių stiprių energijų ar nuo kažkokių kitų procesų būna ir galva labai skauda ir kažkokie kiti dalykai vyksta. Ir apskritai šis torsinio lauko sukimasis yra labai gerai fizinių kūnų sveikatai, dėl ko daosiai šitą dalyką ir praktikuoja daugybę tūkstantmečių. Nes tai leidžia mums palaikyti mūsų kanalus švariais, tos kūniškuosius kanalus, meridianų švariais. Visą laiką, žodžiu, mes tuomet turime energijos tėkmę ir tuomet energija kažkur neužsistovi, neužsiblokuoja. Ir meistrai mums lenkiasi ir sako ačiū, mes sakom ačiū meistrams už jūsų buvimą, už tai, kad laikėte mums erdvę ir įvedėte į šį gražų procesą. Ir mes dabar savo energiją susirenkam į kitokio, savo dėmesio energiją susirenkam į kitokio pločio, koks yra komfortiškas mūsų kūnams. Informuojame visus savo aspektus, visus žemesniuosius ir visus aukštesniuosius ir aukščiausius apie šį procesą, kuris dabar įvyko. Tegu visi susipažįsta
prisitaiko. Ir mes dabar savo dėmesio energiją parsigrąžiname tiek, kad aš tiesiog tokią jau sakysiu savo intenciją, kad būtų be galvos skausmo. Kad visa integracija vyktų lengvai, paprastai, be galvos skausmo ir be jokių kitų skausmų ar be kažkokių didelių fizinių diskomfortų, fizinių nepatogumų. Ir leidžiame visom energijom po truputį ramiai sugrįžti, nusėsti. Ir dabar taip kaip keliavome į tą vietą, tai taip pat grįžtame atgal pro plazminę erdvę. Ir atgal į tą pirminę Kristaus sąmonės erdvę. Tarsi užfiksuojame tą kelią, kad mūsų dėmesys labai aiškiai žinotų ir prisimintų, kad kai ten norėsim nueiti kitą kartą, tarkim, ryt poryt, kad tai būtų tiesiog labai lengvai, paprastai. Susilygiuojam su visais portalais. Pasidalinam visą informaciją su kuo, kam ji gali būti, kam ji gali pasitarnauti, kam ji gali būti naudinga, reikalinga, aukščiausiai visako evoliucijai. Pasidalinam su Gaja, Gajos kristalinė gardele, žmonijos širdžių laukų. Su visais elementaliais pasidalinam. Su kristalų karalystė, su augalų karalystė, su gyvūnų karalystė pasidalinam. Taip, ir dabar mūsų širdžių vartai vėl individualizuojasi, grįžta į savo individualią išraišką iš to visiško susijungimo. Ir leidžiame savo sugrįžti į budrią būseną, atsimerkti. Jeigu buvote užsimerkę. Dėkojame sau už šį laiką, už šį buvimą. Skirtą sau, skirtą savo evoliucijai. Ir aš dėkoju Jums už Jūsų buvimą, už Jūsų esatis ir už Jūsų nuostabias širdis. Ačiū, ačiū, ačiū.